Iš tikrųjų, aš čia atvykstu pailsėti. Kažką tokį fiziško paveikti. Dabar toks miesto gyvenimas, tai atsibosta būti tarp to mašinų ir kamščiuose. Bet kad galėtume užeiti į avilį, pirmą mums reikia susisiūt kostiumą, nes jame atsirado kažkodėl po žiemos skylių. Todėl paimsiu adatą, bandysiu dabar užlopit, nes jūs 100% pro tas skylės įlys ir sugels. Kad eitum į avilius, pirmą turim susitvarkyti kostiumą. O jeigu norit pamatyti mano siuvėjo įgūdžius, tai kuriuo labiausiai didžiuojasi lopu, tai va šitas va. Nu, ką galiu pasakyti. Visų pirma, prisiuvau ne iš tos pusės. Po to jau supratau, kad reiktų gal siūti iš vidaus. Tai po to padariau tokį. Ai va. Va toks. Jau tenai viduje įsiuvau. Kitas reikalas. Bitė čia įskris, galvos mažas namukas. Bet matau dar savo siuvėjo įgūdžiuose trūksta dar patirties. Bitė, matau, turės kaip įeiti pas mane. Tai sutvarkysiu savo paliktus darbus ir tada kepsim toliau. Adatėlė. Taip nepatogu su tais pirštais paimta, mažą statytę, jūs spazmuoja čia viskas. Ko, kaip sakoma, nepadarysi dėl medaus, ane, seneka? Jeigu kokią skylę pamiršiu, tai bitės tikrai man pasakys, kur dar neužsiūta.